Sveiki, čia Gintaras Akulevičius iš effortlessenglish.lt. Ir šiandien aš noriu parodyti, kas įeina į pamokų rinkinį Power English Lessons. Įsigiję pamokas jūs gausite laišką į savo elektroninį paštą, kur bus nuoroda. Paspaudę tą nuorodą pakliūsite į prisijungimo puslapį. Šiuo metu jis atrodo taip, laikui bėgant gali keistis, tačiau esmės tai nekeičia. Taigi jūs gausite nuorodą į narių zoną ir dar tame pačiame laiške bus jūsų prisijungimo vardas ir slaptažodis. Prisijungimo vardas yra elektroninio pašto adresas, kurį jūs nurodite pirkimo metu. Ir čia šita procedūra šiek tiek skiriasi nuo Original Effortless English Lessons įsigijimo procedūros, kadangi ten jokių prisijungimų nereikia, jūs tiesiog gaunate savo unikalią nuorodą, kurią paspaudę pakliūnate į savo atsisiuntimų puslapį, kuris yra vien tik tai jūsų. Su Power English yra šiek tiek kitaip, čia yra narių zona ir jūs gaunate prisijungimo vardą ir slaptažodį. Taigi dabar aš įvesiu savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį ir prisijungsiu prie narių zonos, o tada mes pasižiūrėsime, kas ten yra viduje. Įvedu savo elektroninio pašto adresą, slaptažodį ir spaudžiu Login. Puslapis atsidarė ir dabar mes matome, čia yra išvardintos pamokos ir dešinėje pusėje yra nuoroda Download. Čia yra Welcome Guide. Štai taip jis atrodo. Ir toliau yra aprašymas. Ką reikia daryti, kaip pradėti, kaip naudoti pamokas ir taip toliau. AJ yra įrašęs instrukciją, kaip naudoti pamokas balsu. Yra video įrašas, tačiau jeigu kažkam yra per sunku suprasti kalbą, tuomet jisai gali skaityti šitą gidą, išsiversti, išsirinkti nežinomus žodžius ir taip išsiaiškinti, kaipgi naudotis šiomis pamokomis. Arba gali skaityti mano naujienlaiškius, ten irgi yra pakankamai aiškiai aprašyta, kaip aš naudoju, taip pat ir kiti būdai, kaip galima šias pamokas išnaudoti kuo efektyviau. Toliau čia mes turime Action Vocabulary. Yra keletas failų. Tai yra video failai. Štai kiek jų čia yra. Ir tai yra specialios pamokos palengvinančios žodžių įsiminimą. Mes visada lengviau prisimenam kažką, kas yra susijęs su kažkokiom emocijom, jeigu dar yra pastiprinta vaizdais, pergyvenimais. Kuo daugiau tokių išorinių dirgiklių, tuo geriau į atmintį nusėda mums nauja informacija. Taigi čia AJ demonstruoja, kaip galima įsiminti žodžius tokių veiksmo pamokų pagalba. Spaudžiu, sakykim, Action Vocabulary pirmą failą. Save link as. Ir spaudžiame OK. Ir failas važiuoja. Juda gana greitai. Kas turi gerą interneto ryšį, tai čia neturės jokių rūpesčių. Jeigu vis dėlto kažkam rūpesčių su atsisiuntimu iškiltų, tuomet čia yra nurodyta, kur kreiptis. If you still have problems, please email Tiffany at members@effortlessenglish.org. Šiuo elektroninio pašto adresu reikia rašyti, jeigu iškyla kažkokių klausimų ar problemų. Dabar galim pasižiūrėti, kaip atrodo tas Action Vocabulary. Štai čia yra ta pamoka. Hi, this is AJ. Welcome to the Action Vocabulary video lessons. Now, in these video vocabulary lessons, I will teach you some of the new vocabulary for the first few lesson sets. And this is really a quick start for you. That's why Gerai, užtenka, čia yra ilgos pamokos, mes neturim tiek laiko, kad jas žiūrėti iki galo. Taigi tai yra Action Vocabulary. Toliau yra tekstai. Kiekviena pamoka turi tekstą.
Tai yra pamokos transkriptas. Žodis žodin, viskas, kas yra kalbama pamokos metu, yra surašyta ant popieriaus. Tiksliau, tai yra PDF failai. Čia jie yra visi krūvoj. Toliau po tekstų jau mes matome pačias pamokas. Intro. Tai yra ta pamoka, kuria yra leidžiama naudotis nemokamai. Pristatomoji demonstracinė pamoka. Jūs tikriausiai ją jau žinote. Ir toliau eina sekančios pamokos. Emotional Mastery. Toliau matome Beliefs, Thought Mastery, Models, Repetition, Identity, Kaizen, Reading Power, Unlimited, Healthy ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Iš viso matome yra 30 pamokų komplektų. Jas visas mes atsisiunčiame spausdami šitas nuorodas download po vieną. Nereikia bandyti atsisiųsti visų pamokų iš karto, kadangi serveris yra pakankamai apkrautas, pamokos yra populiarios ir todėl gali būti, kad jums reikės bandyti daug kartų. Geriau atsisiųsti po vieną. Vieną pamoką atsisiunčiat, po to siunčiat antrą, po to trečią ir taip toliau. Toliau susisiuntę visas pamokas, mes čia dar randame commentary, audio bonuses. Tai yra komentarai. Tiesiog keletas komentarų įvairiomis temomis, tai yra laisva kalba, ne iš popieriaus, ne iš rašto, o tikra gryna šnekamoji kalba, taip kaip yra pasakojami įvairūs dalykai kitiems žmonėms. Tai yra audio pamokos. Iš viso jų yra 6. Visos jos yra supakuotos į vieną failą. Štai šį. Commentary audio bonuses. Toliau eina dar 6 pamokos ir tai yra irgi taip pat bonusai, tik šį kartą tai jau yra video bonusai. Tai yra vėlgi laisvas kalbėjimas į kamerą. Beje, tarp jų čia dar yra vienas ir webinaras, Power English Webinar. Ir iš viso jų taip pat yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 pamokėlės. 6 video pamokos bonusai. Ir viskas, čia puslapis jau ir baigėsi. Apačioje daugiau nieko nėra. Taigi čia yra 8 failai. Tai yra Action Vocabulary. Paskui yra 30 pagrindinių pamokų audio failų. Tai yra 30 rinkinių. Kiekviename komplekte yra 3 arba 4 audio failai. Tai yra Main Story, Vocabulary ir Mini Story. Ir nuo 9 iki 30 pamokos prisideda dar papildomai ir Point of View Mini Story. Tai yra specialios pamokos palengvinančios anglų kalbos laikų įsisavinimą. Jose ta pati istorija yra pasakojama skirtingais laikais. Taigi, 30 komplektų ir bonusai. 6 audio komentarai ir 6 video vaizdeliai. Čia buvo Gintaras Sakulevičius, effortlessenglish.lt. Ačiū, kad žiūrėjot ir linkiu sėkmės moksluose. Tikiuosi, kad šios pamokos jums bus naudingos, taip kaip jos buvo naudingos man. Iki.